Sveiki investuotojai, jau po truputį renkamės. Tai sveiki dar kartą, susirinkę pas mus į pristatymą. Kaip Enas sakė, turbūt vienas tokių gal, kai viskas kyla, tai gal taip žmonės mažiau, gal, nežinau, stresuoja ar galvoja apie tas investicijas. Aišku, galvoja iš kitos pusės, jeigu viskas kyla ir dar nesuinvestavau, tai reikia čia kažką daryti skubiai. Dabar dažniausiai, kai jau viskas krenta, tai būna kitos reakcijos. Kažką skubiai reikia vėl daryti, bet gal parduoti dabar, o gal pirkti dar daugiau. Tai šiandien apie tai kažkiek ir pakalbėsim. Tai pagrindiniai klausimai. Lena, matosi, aš taip pasitislinu? Viskas gerai matosi. Tai va, tai šiandien prasidėksim, kaip šiemet einasi pagrindiniam turto klasėm, kokie galbūt faktoriai labiausiai įtakoja, nors turbūt daugelis ir, tokia, kas vairuoja šiuo metu finansų rinkose labiausiai. Ir pakalbėsim, ką darom su mūsų portfeliais dabar. Ir čia tikrai tos modelinius portfelius ne taip jau ir seniai gana pasileidę esam. Ir čia yra puikiai proga dabar jums papasakoti truputį tą pačią logiką. Kad galbūt kas susiformavo vieną ar kitą portfelį, dabar galėtų turėti kažkokį planą B, planą C, ką mes dažniausiai ir akcentuojam, kad mes turbūt vieninteliai čia Lietuvoje ir turim planą B, planą C ir tą komunikuojam. Tai šiemet praktiškai, absoliuti dauguma turto klasių yra minuse. Metai startavo gana teigiamai šiaip, tas sausis buvo visai geras, bet vasarį pasiekėm piką ir nuo vasario vidurio, nuo vasario ten 20, atrodo kažkaip, nuo vasario vidurio, mes gana stipriai pajudėjom žemyn visos rinkos, tačiau auksas toliau gerai laiko, jau praeitais metais, man atrodo, teko verslo žinioms ar duoti interviu, ar auksas gali toliau brangti. Kai buvo prie 2000, dabar 3300, gali. Ir šiaip mūsų pagrindinis fondas Momentum laiko auksą labai seniai. Tai auksas šiemet atlaikė. Šiaip yra dažnai ir įprasta, kad per tas turbulencijas ir geopolitinę nerimą auksas neblogai atlaiko, bet standartiškai neblogai laikosi ir obligacijos. Ir šį kartą gal įdomi situacija tai, kad geriausiai obligacijos laikosi, bet ne JAV. Tai kad dažniau būdavo, kad JAV obligacijos geriau laiko, nes jeigu, dažniausiai kažkokia turbulencija rimtesnė vykdavo kažkur kitur, o JAV būdavo toks ramesnis kampelis. Aišku, atėjus Trumpui į valdžią, tas ramesnis kampelis pasidarė šiek tiek labiau įtampą keliantis kampelis. Ir blogiausiai šiemet sekasi JAV akcijoms. Vėlgi, tai tiek JAV akcijos, tiek obligacijos šiemet atrodo prastai. Ir šiaip, kas dalyvauja mūsų renginiuose ar stebi pasisakymus, tai mes labai seniai kalbėjom apie tai, kad diversifikacija yra esmė ir kad ateina tas galimas periodas, kai nebus JAV geriausios turto klasės. JAV regionas, kad iš geriausios turto klasės, kaip sakyt, laiką visiems atrodo daugumai, kas pradėjo galbūt vėliau investuoti, bent jau po 2008 metų krizės, tai visiems atrodė, kad JAV akcijos yra nemirtingiausias regionas ir ten visą laiką, jeigu visur blogai, tai ten bus mažiau blogai, o jeigu gerai, tai ten bus dar geriau. Šiemet yra tas puikus pavyzdys, kad JAV nėra nemirtinga rinka ir gali būti tokių periodų, kai traukia kiti regionai. Tai dėl to ta diversifikacija dažniausiai mes ir akcentuojam, kad ne visas pasaulis susidaro tik iš JAV. Žiūrint į sektorius, šiemet technologijos, kaip turbūt ir nemažai jau esat pastebėję, yra gal kaip taip, kas daug kilo, tas daug krenta. Toks pasakymas, kad ir kaip bebūtų, galbūt keista, kaip čia gali tai būti, bet technologijos irgi nėra nemirtingas sektorius, jisai yra pažeidžiamas ir atrodo, ir šį kartą atrodo labai būtų keista, kad jis būtų labiau pažeidžiamas, nes per Trumpo inauguraciją sėdėjo, atrodo, visi didžiausių tų techo įmonių atstovai, savininkai, jau jiem tai čia tikrai bus, atrodo, kaip šilko kelias, bet matom, kad taip nėra. Atpigo ir toks galbūt kitos nekilnojamas turtas ir nebūtino vartojimo prekės, tai čia dažniausiai irgi yra toksai per rinkų ar ekonomikos šiek tiek tokį nerimą, tai žmonės vartoti nustoja pradžiai natūraliai
tų prekių atsisako, kurios nėra būtinos vartojimui. Ir taip pat šiek tiek NT yra pastojęs. Bet čia nekilnojamo turto sektorius, tai nėra čia kaip nekilnojamo turto kainos. Čia yra tame sektoriuje veikiančios įmonės. Ir standartiškai gerai atlaikė telekomai, kasdienės vartojimo prekės ir komunalininkai. Tai vėlgi, čia yra tie sektoriai, kurie per krizės geriau atlaiko, nes nesvarbu, kas vyksta pasaulio rinkose ar ekonomikoje, vis tiek už šiukšlės reikia mokėti išvežimą, reikia mokėti ir kasdienės vartojimo prekės irgi niekur nedingsta, reikia pirkti šampūną ir taip toliau. Ir visiškai standartiškas scenarius dabar ir vyksta. Rinkose turbulencija, aštriausia ir nebūtini galbūt sektoriai kasdieniniai veikloje, kasdieniniai ekonomikoje mažiausiai dalyvaujantis, tie krenta daugiau, tie, kurie yra, be kurių neįmanoma apsisukti, gerai laikosi ir net pliusuoja. Tai va, šiemet. Čia yra doleriais rezultatas. Čia gal dar galėčiau pasakyti momentą, kad amerikiečiams šita visa šių metų tokia turbulencija yra mažiau jautri, ta prasme, kad jie mato rezultatus doleriais. Ir šiuo metu pasaulio akcijų indeksas doleriais yra nukritęs iki 10%. Net nėra 10%. Europiečiai mato rezultatą prastesnį, nes euras šovė stipriai, dar apie tai pakalbėsim. Čia doleris nukrito, tai vat, jeigu euras prieš dolerį, pavyzdžiui, pakyla 10% ir mes investuojame į JAF akcijas, tai europiečiai mato prie tų 10% dolerinio kritimo, dar 10% prisideda per eurą kritimas. Tai kad doleris atpinga prieš eurą, tai mes eurais matom dar 10% prastesnį rezultatą ir dabar yra panaši situacija. Euras metų pradžioje euro dolerio kursas buvo 1,04 grubiai, dabar yra 1,013 kažkur. Tai apie 9% yra judesys ir tai europiečiams šį kartą yra nestandartinė galbūt situacija, dėl ko europiečiai investuotojai į JAF akcijas ir ypač, manau, technologijų akcijas šiemet tikrai nesišypsos smarkiai. Fun fact, kažkaip dažnai tenkdavo apie tą bitkoiną pasisakyti, nei ten gerai, nei blogai, bet mano argumentas buvo toksai dažniausiai, kad bitkoinas nėra gera apsauga nuo geopolitinio ar ekonomikų kažkokių tai turbulencijų, suiručių ar įtampos, nors taip turėtų būti. Atrodo, kad kas jau kas, bet kaip tik decentralizacija, jeigu visi visko bijo, tai digital gold, tas skaitmeninis auksas arba bitkoinas turėtų gerai pavaryti. Šiemet bitkoinas yra apie -20, auksas yra plus 15%, tai, kaip sakyt, šiemet auksas bitkoiną, ir čia dar galbūt net vakar kainos nėra, tai auksas bitkoiną grubiai lenkia šiemet ant 35%. Tai va, čia tokia tiesiog idėja, kad nesakau, kas rytoj bus. Ir čia ar skils, ar kris, ar čia atšoks, ar kaip. Bet ta seniena, ta atgyvena, kaip dažnai sako, ką tas auksas čia visiškai nesąmonė. Jinai eilinį kartą atstovėjo, kai bitkoinas nugriuvo, ir tai nėra pirmas kartas, dažnai buvo. Ir per COVID-ą, ir per 2 metus bitkoinas skraidydavo žemyn kartu, beje, su Nasdaqu. Ir dažnai būdavo argumentas toksai, kad šiaip tai jeigu tu nori investuoti į bitkoiną, tai gal geriau nusipirkti Nasdaqą arba gal netgi susvertų ir kažką ir bus švelnesnis variantas, nes juda labai panašiai. Nasdaqas ir bitkoinas, Nasdaqo indeksas, kas yra technologijų grubiai JAF pagrindas, tai šiemet juda labai panašiai, netgi rezultatas iki vakar buvo beveik identiškas, ten minus apie 19,5. Tai va, čia toksai fun fact, kad tie, kas tikėjosi, kad bitkoinas su Trumpu prieš akį ir visam pasaulio persitvarkime ir, žodžiu, Illuminati užvaldys dabar pasaulį, tai bitkoinas turėtų važiuoti kaip reikiant. Deja, bitkoinas nevažiuoja kaip reikiant, važiuoja į apačią kaip reikiant. Dabar, kodėl aukso kaina kyla? Čia yra sekantis automatinis klausimas. Kaip minėjau, auksas kyla tikrai ne pirmi metai. Šiemet jisai kyla labai neblogai. Praeitais metais tai buvo irgi geriausia turto klasė, be ne? Irgi pasaulio akcijos aplenkė. Šiaip tai auksas turi tokią savybę, kad jisai kyla daugiau tada, kada krenta doleris. Ir čia reikia suprasti kelis tokius paprastus dalykus.
JAV doleris šiaip yra rezervinė valiuta ir pagrindinė valiuta, tokia kaip kur pasaulis laiko pinigus, jeigu jau nežino, kur laikyti, ne? Tai, arba kai yra baisu. Bet kaip matosi, galbūt iš paskutinio šių metų to tokio išsiskirimo, auksas į viršų, geltona linija, auksas į viršų, geltona linija, o doleris žemyn. Tai čia yra grynai Trumpo bairiai ir taip anksčiau, retai kada būdavo, gal, kad taip drastiškai būtų, bet šį kartą labai akivaizdu, kad atrodo, jog pasaulis sureagavo į tarifus ne taip, kaip norėjo galbūt Trumpo administracija, gal tikėjosi kažkokio tai, bet tikrai ne taip stipriai, nes daug kas tiesiog pardavinėja Ameriką ir eina kažkur kitur. Ir vienas iš tų variantų, jeigu tu nežinai, kur kitur eiti, jeigu nenori Europos ar Šveicarijos franko, ar Kinija, ar Japonija, auksas visą laiką istoriškai būdavo ta tokia turto klasė, kurią gali pasidėti tos pinigus. Aišku, daugelis ir girdim iš klientų, kad nusipirkau monetų, dar kažką, mes sakom, kad galbūt tai yra toks jau galbūt senovinis, oldschoolinis čia sprendimas, nežinau, ar verta eiti pirkti tas monetas ar luitus, nes tiek perkant, tiek pradodant iš jūsų ten paims po 10-20% turbūt komisą pirmin atgal, ten ir, aišku, nežinau, ar toj geopolitiniai suirutė, jeigu čia kažkas tankai pradėtų važinėtis, ar su to auksu, tai ten labai smagiai kišeniai pasivažinėtume čia. Mes labiau laikomės nuomonės, kad į auksą galima investuoti ir per finansų rinkas, per tos ETF-us, ką per savo fondus ir darom, ir tai yra likvidus, patikimas ir šiuo metu populiariausias investavimo variantas. Bet šiaip dar einant, dar biškai užbaigiant su auksu, tikrai matau, klausimų yra. Tai nors pradžio biškai paminėjai, kad kam tas auksas, jeigu esi long terminis investuotojas ir laikai viską akcijose, krenta ir investuoja. Bet kaip ir minėjo Lukas, labai praverčia, jeigu yra kažkokios krizės arba geopolitinės situacijos, nes su akcijom gali turėti ir neigiamą dešimtmetį, bet turint auksą gali balansuoti tuos sviravimus. Gali dar papildyti, Lukai, iš savo pusės. Jo, tai čia visa ir idėja. Mes kaip savo fondus formavom ir tos portfelius, kas tikrai pirmą kartą jungiatės, arba gal kažkaip praleidot netyčia, kad yra tie pavyzdiniai modeliniai portfeliai. Tai mūsų puslapį kairiai viršuje yra pirmam plane yra portfeliai. Ir juose yra tie pagrindiniai mūsų portfeliniai fondai 4, iš kurių 2 gali turėti arba visą laiką turi aukso, bet tai nėra, kad visą laiką ten visas fondas gali laikyti auksą. Pati idėja to aukso yra labiau sugerti smūgius ir šiaip akcijos ilgainiui yra geresnė, turbūt turto klasė, nes jinai čia yra ekonomikos dalis, ten įmonės kažką kūrės, stato, gamina, parduoda, ten yra reali ekonomika. Auksas tai toks, jisai nei dividendų, nei palūkanų moka, jis toks apie nieką atrodo. Bet jisai grinai yra tokia psichologiškai ir iš senų laikų likusi ir vis dar gyvuojanti kaip rezervinis daiktas, rezervinis turtas, kurį perka centriniai bankai gana agresyviai ir dabar. Nes kai neramu dėl JAV, tai tu trauki pinigus iš JAV ir dedi, centriniai bankai tai nepasideda į kažkokį banką ten, nežinau, ar kredito uniją tų pinigų. Jie ieško, kur tos pinigus pasidėti ir jeigu jiem neramu, jie deda tiesiog į auksą. Ir pastaruoju metu, pavyzdžiui, Lenkijos centrinis bankas labai agresyviai auksą pirko. Tai yra turto klasė, kurią kaip užuovėja dažniausiai safe haven, būna toks pasakymas. Tai kaip užuovėja jinai veikia ir šį kartą jinai kaip užuovėja idealiai vėl veikia. Tai čia mūsų galbūt allocation ir momentum fondai šitą turto klasę gali turėti. Ir abudu turi. Tai dabar būna tas klausimas toksai, tai prieš ką krenta tas doleris, ką reiškia tai krenta, kas kyla, čia toks labai paprastai, galite matyti iš tos tokios lentelės, čia nereikia labai giliai suprasti, kas vyksta, bet čia yra valiutų, kaip sakyti, indeksai ir vienintelis iš pagrindinių tų valiutų indeksų krenta doleris, visi kiti kyla. Tai euras kyla, jena kyla, svaras kyla, netgi Kanados doleris kyla, kur ten kaimynai yra ir ten labiausiai jos skriaus Trumpas bando. Tai kyla visos pagrindinės valiutos, daugiau mažiau, o doleris gana užtikrintai krenta. Ir kyla klausimas, kodėl tas doleris krenta. Galbūt, ne? Toksai. Tai čia atsakymas labai paprastas šiaip. Šiaip mes žinom tokį vieną veikėją, kuris už Atlanto nusprendė pakeisti
peržiūrėti galbūt sąlygas, ne? Peržiūrėti sąlygas, nusistovėjusias taisyklės, kurios po antro pasaulinio karo turbūt prasidėjo tos taisyklės ir iki šiol panašių supratimu būdavo vadovaujamasi, bet Amerika išsirinko Trumpą, kuris atėjo iš tokios jėgos pozicijos su idėja peržiūrėti tas taisyklės, susitarimus, kurie laikėsi nuo antro pasaulinio karo, nes kai baigėsi antras pasaulinis, tai Amerika nebuvo tokia super vienvaldė. Vis tiek Europa buvo stipri palyginti, nors ir buvo išdaužyta, bet buvo lygiavertis partneris. Bet per tą laiką vėliau kapitalistinė sistema Amerikos ženkliai geriau pasirodė negu Europa. Europa irgi atsigavo, viskas tvarkoja, vokiečiai atsistatė, prancūzai, italai, bet kaip dažnai girdisi, kad Europa, švelniai tariant, per daug atsipalaidavo. Ne? Per daug atsipalaidavo, Amerika toliau spaudė gazą, inovavo, inovacijos ėjo į priekį, Kinai įsibėgėjo stipriai, visiškai naujas žaidėjas, kuris po antro pasaulinio karo net praktiškai neegzistavo. Ir staiga Amerika tokio keistoj situacijai atsidūrė, kad reikia gintis jau nuo Kinijos dominavimo, nes realiai Kinijos ekonomika jau skaičiuojant tom pačiom kainom ir didesnė negu JAV. Europa jau slysta į pavėsį. Ir čia unikali kabutėse, galbūt, sunku pasakyti, šitas sprendimas, ateina idėja, kad tada Amerika turi kovoti kažkaip su ta nauja realybė, kad jinai yra labai galinga, visus gina inovacijos tik ten, Europa labai atsipalaidavosi, o Kinai bėga į priekį. Jie sugalvojo tokį scenarijų, kad parsigrąžinti kuo daugiau verslų į Ameriką, su idėja, kad gaminam Amerikui, didinam darbo vietų skaičių, žodžiu, užsukinėjam Amerikui gazą gamybos, o kad tai nutiktų galbūt efektyviau kaip motyvacija kabutėse, tai šovė tarifus, kurios, kaip juokauja jau internetas, tiesiog apskaičiavo su ChatGPT, kiek kam skirti tų tarifų, ir su ta lentele jie išbėgė į aikštelę, natūraliai iššaukė reakciją. Ir šitoje vietoje, kai iššaukė reakciją, reikia suprasti tam tikrus makro dalykus. Dar ekonomika nelabai galbūt ir pajuto, galbūt pajus vėliau, bet kas čia nutiko, tai pasaulis pradėjo labai agresyviai pardavinėti. Ir kas keiščiausia galbūt Amerika yra, kad pardavinėti pačią Ameriką, o ne kažkur kitur išsigando. Nes Europos akcijos netgi šiemet yra pliuse, kai Amerika yra rimta minuse. Tai vat Kinija yra netgi žymiai geriau, mažiau nukritusi negu Amerika. Tai gaunasi taip, kad pasaulis labiau pardavinėja Ameriką ir pačios netgi akcijų kritimas netgi nebuvo esminis veiksnys, dėl ko Trumpas šiek tiek sustabdė tą gazą su tarifais. Ta pauzė. Čia apie tą pauzę visi tikėjosi ir galbūt nesitikėjo tokios lentelės, kurią Trumpas ištraukė galingą. Ten galbūt galvojo, eis nusaikiau, ten išlieto, bet ištraukė tokią super belekokio skaičių lentelę, kur ten čia Kinija šiam 7%, paskui 1,15, 1,25, 1,5, dabar 2,5, ten tie skaičiai visiškai oriniai. Ir jau ekonomistai visi sutarė, kad tie skaičiai tikrai neišsilaikys. Ir atsirado tas pauzė, 90 dienų nukelimas, maždaug pasišnekėkim, bet mintis tai, kad ne akcijų kursai, ne akcijų kritimas greičiausiai tą kaip sakyt, pareikalavo tos pauzės, o obligacijų rinka. Ir galbūt jau skaitėt kažkur, ar matėt, ar girdėjot, kad obligacijos čia kažkaip labai reikšmingai sužaidė. Kodėl Trumpas tas obligacijas čia išsigando? Nes, kaip matosi iš paveikslėlio, dabartinis obligacijų, 10 metų obligacijų paimingumas, tai palūkanas, kokias moka už 10 metų trukmės obligacijas Amerika, šoktelėjo labai reikšmingai ir toks šuolis per savaitę yra, panašus būdavo per didžiausias krizės, prieš didžiausias galbūt krizės arba per didžiausias krizės. Ten 90 gale LTCM buvo toks Long Term Capital Management, didžiulis hedge fondas, ten Nobelio premijos laureatai jį paleido ir ten default, kaip sakyt, atsisakė mokėti, nepajėgė mokėti savo įsipareigojimų Rusija ir ten sulūžo labai rimtai obligacijų rinka tuo momentu, paskui buvo 9.11 ir IT burbulas sprogo. Panašaus lygio dabar buvo tas judesys ir tai reiškia, kad nepaisant to, jeigu ir ekonomika sulėtėtų, ir centrinį banką pavyktų įtikinti, kad palūkanas reikia mažinti,
ką Trumpas labai agresyviai ir bando. Nors vakar beje ir nukrito dėl to rinkos, kad JAV centrinis bankas labai ramiai pasakė, kad na, tikrai čia mūsų nieks nešokdins ir mes žiūrėsim pagal situaciją, o ne taip, kaip reikia prezidentui. Nu taip, tarp eilučių buvo. Jeigu infliacija laikosi, o atrodo centrinis bankas šiek tiek nerimauja, kad jinai gali laikytis, sticky inflation, ta prilipus infliacija, tai palūkanų, jeigu nemažins, teks skolintis Amerikai brangiau negu Trumpas galvojo. Tai va čia yra labai realūs pinigai ir tai, kad tu tarifais kažką susirinksi tų pinigų, gali būti, kad iš tavęs tiesiog atims per obligacijas. O atims kaip? Jeigu Kinai ir Japonai yra didžiausios dvi, vadinkim, šalis, regionai, kurie turi didžiausią dalį JAF obligacijų. Jeigu jie parsiduotų savo visas pozicijas, nu čia tiesiog ištrankytų, būtų visiškai, būtų rimtas kolapsas JAF obligacijų rinkoje ir tai šoktų į viršų skolinimosi kaštai Amerikai, va taip pasakykim. Ir dėl to investuotojai dar labiau pergyvena ir čia buvo turbūt tas veiksnys, kuris labiau ir įtakoja netgi patį akcijų kritimą. Jeigu obligacijų rinka nusiramins, aš manau, akcijų rinkos šoks labai stipriai. Tai va čia yra idėja. Ir dabar kol kas dar toks nei ten, nei šiandien, nes šiemet Europos obligacijas pliuse, JAF obligacijos rimtam minuse. Ir čia yra bloga naujiena Trumpui, dėl kurios, manau, ten visa administracija gana rimtai stresuoja ir dabar keičia jie šiek tiek tą savo toną. Lukai, vakar, kai kalbėjo Amerikos bankas CNBC dėl obligacijos išpardavimo, jie minėjo, kad dauguma tai buvo planuotas ir jie mato, kad žiūri tai, kad tai turėtų nusiraminti šiai dienai. Aišku, turint omeny, kad Amerikos bankai visada šiaip labiau pozityvus arba labiau negatyvus, kai reikia atvirkščiai galvoti ir mąstyti. Bet, žiūrint į priekį, tai kaip atrodo šiandien su atsiskaitimais, su tendencijom rinkom ir panašiai, nes kalbam apie kokių 2 savaičių senumo informaciją, ne? Jo, tai kol kas bankai komunikuoja tai, kad ekonomika laikosi, vartojimas laikosi šiek tiek geriau negu visi tikėjosi, nes visi apklausose šiaip consumer confidence yra labai žemas ir tai dažniausiai yra geras ženklas žiūrint į priekį. Taip labiau prognozuoja ateities geresnį rezultatą akcijų rinkoms. Kai jau visi labai nusiminę, tai jau reiktų kažką geriau būti priešingoj stovykloj. Bet realybėj, ką bankai komunikuoja, kad realybėj žmonės nusiminę, bet į parduotuvę eina kaip ėjo. Netgi restoranas eina kaip ėjo, ta laisvalokio visas tema eina toliau. Tai Amerikoje kol kas toks, kaip sakyti, susikryžminės. Ir aš manau, demokratai labai rimtai balsuoja, kad yra visiška tragedija. Respublikonai ir su Make America Great Again, MAGA, visa publika, jie sako, kad trumpalaikis skausmas čia nieko tokio, nes prezidentas yra šaunuolis ir daro tai, ką reikia. Ir čia pakentėsim, viskas bus gerai. Aš einu į parduotuvę ir perku ir čia jokios tragedijos dar nėra. Ir čia toksai lengvas įsiskirimas yra. Kad, tarp lūkesčių ir realios situacijos kol kas reali situacija atrodo šiek tiek yra geresnė, negu atrodo lūkesčiai rodo. Tai va tokia turbūt idėja, bet aišku, akcijos šiemet yra jau sureagavusios ir per šitą vietą labiau, demokratų rinkėjas turbūt yra labiau išsilavinęs ir labiau investuojantis rinkėjas, gal taip sakykim, ir jisai labiau jaučia tą finansų rinkų svyravimus. Nes jeigu turi sukaupęs ten savo kokio nors pensijų 401k sąskaitoje ten $300,000, dabar mato, kad liko $250,000, tai jam kažkaip, jau nelabai patinka tas. Bet jeigu ten gyveni kažkur fermai, ten augini kažką ir per daug su akcijų rinka nebendrauji, tai tau netiek ir svarbu, kad čia kyla, krenta, maždaug čia turtuolių reikalai, čia nukrito Nvidia pigo. Ir turbūt čia ir iš verslo pusės reikia paminėti, nors internetas pilnas tų informacijų, kad Amerikos kompanijos kelia kainas ir tą kainų kelimą net vadina Trumpo tarifų įtaka ir panašiai, bet kreditavimas laikosi panašiam lygyje. Tai Amerikos bankas sako, kad kompanijos kol kas nepaėmė papildomų skolų ir neprisėmė papildomų kažkokių įsipareigojimų, kad tvarkytis su kažkokia situacija, ne? Jo, tai šiaip kol kas vartotojas nepajuto tarifų ir jisai negali tai pajust greitai, nes kol kas daiktus pardavinėjo iš sandėlio ir dabar laivai, kurie suplaukė ir šiaip dar ten bairis tame, kad ten nelabai aišku, kaip tom muitinėse įmuitinti ir kur ten kas, kokią formą turi užpildyti ir kiek dabar čia kam atsiskaityti ir kaip ir ką daryti realiai. Atplaukė laivas, o prieš valandą Trumpas sako, kad tarifai
įsigalioja immediately ir visi tokie, ką tu turi immediately omenyje. Čia dabar jau aš stoviu ant sienos, čia aš jau immediately, ar aš turėjau išvažiavęs iš Kinijos būti, ar kaip čia bus dabar. Tai manau visi dar aiškinasi, bet jeigu tarifai vis dėlto įsibėgėjęs, tai tos kainos be abejo peršoks. Niekada, taip nebūna tokių stebuklų, kad tau uždėjo tarifą ir tu sakai, nieko tokio, aš uždirbu 30% maržą, ten kažkokią savo automobilį ar panašiai, tai no problem, tai dabar aš tiesiog nieko nebeuždirbsi, pavyzdžiui. Palieku kainą tą pačią. Net jie permes tiesiai ant vartotojo ir čia ir yra, kad problema, kad sustresavo, jeigu iPhone'as kainuotų 2,5 tūkstančio, ten pats paprasčiausias, tada galbūt vartotojai pajustų realų tarifų tą prieskonį, kurio dabar dar nemato. Tai va, judant į priekį, tai labai natūralus klausimas yra, tai ką darom. Ir čia aš sakyčiau, esmė yra nepanikuoti, ką mes laiką komunikuojam, ir diversifikuoti. Čia du dalykai. Panika niekada nepraverčia, nebent turit nusipirkę vieną akciją arba kažkokią labai nišinį daiktą, netgi ir nišinio sektoriaus. Šiek tiek, aišku, next turi technology arba šiaip technologijų sektoriaus, manau, investuotojai labiau žymiai turėtų dabar būti sunerimę. Yra sunerimę, ta prasme, nes jie mato didesnį, gilesnį kritimą. Tie, kas investuoja plačiau ir diversifikuoja, ir tai apskritai jokios panikos nėra. Nes, kaip matysim vėliau, obligacijos, pavyzdžiui, ištraukia ir tie subalansuoti portfeliai, tam jie yra reikalingi, kad dabar galėtumėm kažką mes daryti. Bet diversifikacija turi įvykti prieš judesį, prieš įvykį. Čia kaip draudimą reikia turėti prieš padarant avariją. Ne jau patekus į avariją ir tada skambinti draudimo brokeriui. Tai va čia yra du dalykai, nepanikuoti ir diversifikuoti. Ir kodėl nepanikuoti, aš galbūt taip tokia gera, šiek tiek gal net nei nuraminti, bet šiek tiek realybės paduoti. Tai yra toksai VIX indeksas, jisai grubiai toks yra neapibrėžtumo ir panikos indeksas vadinasi. Ten, kaip stipriai svyravimai atsispindi galbūt tose finansų rinkose kažkokio kaip aiškės tokių vieno indeksų, vieno skaičiumi. Ir jis skaičiuoja kasdieną ir jis dažniausiai smarkiai šoka į viršų, kai būna kažkokia suirutė, krizė, nerimas, kažkokia labai didelė problema. Tai vat balandžio mėnesį čia prieš savaitę, galbūt prieš pusantros savaitės, kai čia buvo tas pats gilis kritimo didžiausias, praeitą savaitę, tai VIX indeksas šoko virš 50. Ir istoriškai, kaip matom, nelabai dažnai tokių variantų buvo. Per COVID paskutinį kartą šovė, nes ten visiškai nebuvo aišku, kas vyksta. Tikrai seniai matyt, rinka labai sunkiai suprato, kas darosi, nes čia visi mirsim, ar čia tik tais pusė, kas čia bus, kaip verslai laikys, tai sprogo stipriai. Ir per 2008 metų krizę, per Lehman Brothers. Tai kodėl tai yra dabar galbūt kaip geras ženklas, kad tiek šovė viršų? Tai statistiškai sekantis 12 mėnesių JAF akcijų indeksai būna geras, ženkliai geresni negu vidutiniai, taip sakykime. Aišku, 2008 metais, kai šovė virš 50, paskui šovė dar aukščiau ir buvo dar kritimas. Tai čia su tokia galbūt išlyga, kad jeigu nebus didelės krizės, jeigu nebus 2008 metų scenarijaus, tai sakyčiau, statistiškai yra labai labai rimtas argumentas sakyti, kad po 12 mėnesių S&P bus aukštesniam, bus pabrangęs, negu buvo dugne balandžio mėnesį. Labai labai aukšta probability yra, ta tikimybė. Ir vidutinė 12 mėnesių grąža po tokio šuolio būdavo trigubai didesnė negu vidutiniškai. Bet čia kalbam apie JAV. Čia kalbam apie JAV ir reikia turėti omeny, kad JAV vis dar yra brangios. Mes apie tai jau šnekam seniai ir Artūras ir sausio mėnesį apie tai kalbėjo, aš kalbėjau praeitais metais. Nėra, kad mes čia taip sugalvojom, bet tiesiog vertinant pagal tos tradicinius, klasikinius vertinimo metodus, PE, pavyzdžiui, rodiklį, tai Amerika nuo 2009 metų, kai buvo per krizę daugmaž lygų JAF ir ne JAF, buvo labai panašus įverčiai, iki sekančius 15 metų ženkliai lenkė visą kitą pasaulį ir lyginant kainomis, verte galbūt tą pačią metodiką skaičiuojant, užbrango labai stipriai ir buvo žymiai brangesnės negu kiti regionai. Pavyzdžiui, Kinija, emerging markets iš principo, Japonija, eurozona yra gerokai pigesnė negu JAV. Ir čia netgi, taip žiūrint skaičiais, 30-40% pigesnė. Ir čia labai tik dabar atrodo toks, kai buvo šūvis, priminimas, kad kai prasidėjo problema JAV, staiga visi prisiminė, kad betgi Japonija, Kinija, Europa yra ženkliai pigesnė negu JAV.
Ir ten tos įmonės kaip ir galbūt netgi mažiau tos įtakos turės, nes beje, Europa, pavyzdžiui, žymiai mažiau eksportuoja į JAV, negu JAV eksportuoja į užsienį. Tai va šitoj vietoj tas pigumas dabar atrodo labai akivaizdžiai matosi ir daug kas pradėjo, manau, žvalgytis ar kalbėti su savo portfelistais, ką darom, galbūt pasididinam kitų regionų akcijų dalį, tame tarp Europą, Kinija, Japonija. Ir ta kapitalo migracija gali būti dabar ir vyksta. Ir gali būti vyks dar kurį laiką. Nes šiaip yra istorijoje buvęs periodas, pavyzdžiui, nuo 2000 iki 2020 metų JAF akcijos buvo blogiausias regionas, kurie aplinkė visi, ir Europą, ir Aziją, ir emerging markets. Tai, na, niekas nežino, gali būti sekantis dešimtmetis ir vėl toks pat. Ir reikia dar turėti omeny tai, kad realiai nuo 2022 metų spalio Amerika ištraukė ir ištempė realiai Nvidia. Čia apie tai galbūt kalbėjom šiek tiek anksčiau. Bet čia yra labai keistas toksai dalykas daugam. Nes absoliuti dauguma, manau, investuotojų, kurie pradeda per daug galbūt nesidomėjo tos istorijos, jiem atrodo, kad Amerika visą laiką buvo nemirtinga ir ten iš principo yra geresnis klimatas akcijom visada. Kad jie labai stiprus yra. Bet čia labai geras pavyzdys yra, kad paveikslėlyje, kur yra juoda tamsi linija, tai yra S&P 500 akcijų JAV indeksas, eliminavus Nvidijos įtaką. Tarsi Nvidijos nebūtų ten. Vieną įmonę išimam ir JAV akcijas tada aplenkė tiek Europą, tiek Japoniją nuo 22 metų. Tai, nu, įsivaizduojat, ne, kaip atrodo visiškai lavonai, kur ten nieko nevyksta, aplenkė JAV, jeigu tik tais vieną įmonę išimtum. Vieną įmonę. Ir be abejo dabar ta viena įmonė, ypač dar vakar kritimas buvo rimtas, jinai dabar tempia visą JAV žemyn. Ir čia ir buvo toks, kaip sakyt, dvi monetos pusės, kad kai kyla, tai Amerika traukia gerai. Dabar, kai krenta, tai ir indeksą traukia stipriau negu kitus regionus. Ir įdomus dar faktas toksai, kad šiemet, žiūrint, imant top 50 įmonių iš pasaulio akcijų indekso, kurios geriausiai performina, daugiausiai auga, JAF akcijų, tarp tame sąraše JAF akcijų yra istoriškai labai labai mažas procentas. Tai yra pavyzdys, kaip pasaulis sureagavo į Trumpą. Ir mano nuomonė, tai Trumpas šito labai pergyvena dėl šito ilgainiui, nes nieks nepastatys statulų, tai kažką jis turės daryti. Manau, ir turės daryti dar šiemet, kad kažkaip kompensuotų, nes nebeužteks pasakyti, kad bond market is beautiful, viskas yra amazing ir, visi sakys, baig, skaičiai kitokie yra. Tai va, ir diversifikacija yra esminis dalykas. Ką rodo projekcijos pagal tą patį PE galbūt rodiklį ir kitus tos vertės rodiklius. Žiūrint projekciją 10 metų į priekį, ten yra Research Affiliates, jie ten turi tokį labai gerą įrankį. Jie pastoviai skaičiuoja, kur sekantį dešimtmetį turėtų būti geresnės grąžos, vertinant pagal tai, kaip istoriškai susiklostydavo tie 10 metų po tam tikro įverčio, kai kaina rinkos įvertis buvo vienoks, kas nutikdavo per 10 metų sekančių. Ir jie turi tą pilną statistiką ir dabar jie brėžia taip, kad sekantis 10 metų greičiausiai turėtų būti dvigubai geresnę grąžą generuoti ne JAV didelės įmonės, bet likęs pasaulis, emerging markets, Europa ta pati, arba estafetę perimti mažos kapitalizacijos įmonių. Tai small capai vadinami taip ūkiškai, kurie labai irgi silpnai atrodo pastariuosius ten kelis metus. Tai gali būti, kad estafetė pereina į kitus regionus arba į kitą stilių investavimo. Luka, tik investuotams, aš manau, svarbu žinoti, kad tai nėra kažkokia anomalija, kad būna vienas dešimtmetis ar vienas penkmetis, vienas regionas stipresnis, po to kitas dešimtmetis, penkmetis, kitas regionas. Čia tik neseniai pradėjo investuotojai galvoja, kad JAV akcijos yra visada amžinas sektorius regionas, kuris visada važiuoja, bet aš puikiai atsimenu, 7-8 metais iš vis niekas JAV neinvestavo. 10 metų iš eilės JAV buvo outsideris, mažiausia grąžą generuojantis šiaip šalis ir akcijos. Ten apie 4% buvo vidutinė metinė 10 metų iš eilės. Tai čia nieko naujo, kad gali vėl apsiversti, gali kiti regionai atrodyti stipriau. Tai va čia labai žmonės šiaip labai natūraliai renkasi tą, kas prieš tai daugiausiai brango.
Šiaip mes iš principo tą modelį, tą filosofiją taikom statistiškai ir labai griežtai pagal taisyklės jau išnaudojam jie, savo momentum, tiek momentum fondas, tiek equity fondas tą logiką taiko, tik tai turim labai aišku išėjimo planą. Absoliuti dauguma investuotojų šiaip startuoja nuo to, atsidaro ir žiūri, perka tą, kas daugiausiai brango. Ir dažniausiai yra teisūs kurį laiką. Dažniausiai. Nes labai pikas sunku pataikyti yra. Labai retai, kas pikė ateina. Ir jeigu pataikai tą, kas prieš tai daugiausiai kilo, galvoj, kad buvai teisus ir iš principo ta logika teisinga. Ir dar pakilo galvoj, labai geras sprendimas. Ir tada pasidaro tokia kaip saviapgaulė, kad čia yra iš principo tokia taisyklė. Ir kad taip laikai yra. Bet 2005-2006 metais tikrai niekas nekalbėjo apie JAV kaip geriausią regioną, nes buvo IT burbulas sprogęs ir paskui kai atėjo 2008 metų krizė ir sitaškė viskas. Tai irgi visi atrodė, kad tikėjo tokia idėja, kad perims tą visą augimą emerging markets, Europą perims, emerging markets iš principo, Kinija indekas, BRICSai buvo toksai pavadinimas, ne? Dabar tarp BRICSų Rusijos galbūt ir nebėra, klausimas, kas ten vyksta su akcijų rinka jau, bet tą dešimtmetį emerging markets buvo labai geras periodas ir absoliuti dauguma, manau, lietuvių irgi rinkosi emerging markets investavimą. Sekantis 15 metų po 20 parodė, kad JAV akcijos visgi atsigavo puikiausiai ir parodė visiškai kosminius rezultatus lyginant su emerging markets. Tai visiškai gali būti, kad sekantis dešimtmetis vėl estafetę perims kažkas kitas iš JAV. Gali ir nebūti, bet tai nebūtų anomalija. O čia tokia, ką Renas sako, kad tai nebūtų pirmą kartą ir šiaip tai tas cikliškumas yra ne antrą kartą šiaip būtų. Tai kad gali būti, kad diversifikacija kaip niekad yra reikalinga, buvo jau reikalinga, gal tai pabrėšiu, bet aplenkiantis indikatoriai ir ekonomika kol kas kyla. Tai yra čia keistas dalykas, žiūrint į tą, kaip reaguoja galbūt rinkos, bet aplenkiantis indikatoriai kol kas nekrenta. Ir tikrai labai įdomu bus stebėti balandžio mėnesio rezultatą arba patikslintą kovo mėnesio rezultatą, kuris skelbs balandžio gale ir koks bus balandžio rezultatas gegužės mėnesį. Gali būti, aš visai nenustepčiau, kad pradės koreguotis tas aplenkiančių indikatorių indeksas, bet jeigu jisai nekris, tai tada atrodo, kad ekonomikos tikrai geriau perneša šitą visą situaciją, negu daug kas bijo. Ir čia yra keli scenarijai dabar, ką norėčiau, kad jūs išsineštumėte turbūt iš tos prezentacijos. Tai geras scenarijus gali gautis toksai, kad Trumpas šaldo tarifų temą ir pradeda dirbti pagal respublikonų rinkiminę kampaniją, dėl ko jį išrinko ir dėl ko rinkos šovė smarkiai į viršų, kai jį išrinko praeitais metais. Tai buvo vienas geriausių ralių ir netgi sausis buvo geras. Problema prasidėjo tada, kai jį jau realiai inauguravo ir jisai pradėjo papasakojo, ką jis iš tikrųjų galvoja apie pasaulį. Tai jeigu kažkaip pavyktų jam nusiraminti ir grįžti prie tos agendos, ką buvo susiplanavę ir kodėl akcijų rinka JAV ypač labai džiaugiasi pradžiai, tai būtų geras ženklas ir galbūt būtų pabaiga, o kritimo pabaiga galbūt būtų, o ką jisai dar turi savo kortų tam namelyje, tai vienas dalykas, ko jis dar nepradėjo, tai yra mokesčių mažinimas. Jisai žadėjo mokesčių mažinimą ir manau, kad su tarifais ir buvo tokia idėja. Kalam tarifus maksimaliai, išsiuntinėjom visiems maksimaliai, žiūrim, kaip jis išneka, gal daug kas palūš ir gerai susitarsim. Tai reiškia, kad susirinksim tarifais pinigų. Susirinkę tarifais pinigų, galima bus mažinti mokesčius ir taip savo ekonomiką dar, taip kompensuoti tą mokesčių mažinimo, kaip sakyt, nes jie reikia skolą mažintis. Ten viena yra idėja, kad tai skola didelė. Dėl to pasiėmė Maską ir ten tą visą tie atleidimai viešam sektoriui ir ten efektyvumą didina. Tai čia irgi dar matysim rezultatus, bet tokia buvo idėja. Tai jeigu visgi kažką pavyksim susitarti, atrodo Meksika palūžo, ten yra kas jau yra palūžę ir kad liktai norėtų šnekėtis, tai mokesčių mažinimas dar neįvykęs dalykas, ką rinka, manau, laukia, čia ypač galėtų būti mažos kapitalizacijos įmonėms įdomus klausimas. Ir dereguliacija. Trumpas ir respublikonai iš principo yra už verslą ir jie už tai, kad verslas būtų mažiau reguliuojamas, tai kad jie būtų mažesnė našta ten visokių nesąmonių raportuoti ir daryti ir skaityti, kad būtų lengviau dirbti ir daugiau uždirbti. Tai jeigu tarifus kažkaip tarifų tas karas sustoja, ten įsišaldo metams ar ten nukelia tos tarifus ir panašiai ir pradeda kalbėti apie tai, kad tęs programą kaip planavo, aš manau, tai gali būti geras ženklas ir gali būti, kad turėsim tokiu scenarijum neblogą atšokimą, jeigu ekonomika nesulūš čia.
jeigu neužtemps čia per ilgai, nes jau reikia kažką daryti. Manau, kad antras ketvirtis ir trečias ketvirtis bus daug bandys jie kažką daryti gero. Ir mažos kapitalizacijos įmonėms, manau, ir kitiem regionam tas tikrai akcijų rinkose pasijaustų į teigiamą pusę. Nu, ką ir matėt čia turbūt, kai paskelbė, kad pradeda tarifus, viskas snygo labai stipriai. Kai pasakė 90 dienų atkelia, beje parašė savo tam socialiniam tinkle, kad yra dabar geras metas pirkti, nu, kas yra fantastika, ir po kelių valandų paskelbė pauzę ir viskas šoko. Nu, manipuliavimas čia, manau, mažas žodis būtų, bet nu, yra kaip yra. Tai vat, kitas scenarius, blogesnis scenarius, tai jeigu vis dėlto jie nepaleidžia tų tarifų, nes mato, kad nepavyks galbūt sumažinti tų kitų pažadų savo įgyvendinti. Ir vis tiek ta tema yra įsikibę labai stipriai, kad reikia keisti sistemą. Tai galim užsirauti ant infliacijos ir globalios recesijos. Va čia yra rinkos, dėl ko labiau bijo, dėl ko ir bijo obligacijų rinka, nes gali tekti nebūt nemažinti palūkanas, o didinti galbūt net palūkanas, jeigu infliacija grįžtų, ir čia būtų tada, būtų labai nelinksma. Ir čia mes turim labai konkretų planą, ką komunikuojam su savo klientais. Tai jeigu pasaulio akcijų indeksas krenta daugiau negu 20%, o kad jis krenta daugiau negu 20%, jūs tikrai išgirsite iš žiniasklaidos. Čia nepraleis niekas šito. Dabar dar nebuvo kritęs 20%, eurais buvo netoli, bet mes žiūrim pasaulio indeksą į pagrindinę indekso galbūt reikšmę, ne eurais. Tai 20% kritimo dar toli iki jo, bet jeigu vis dėlto pakristų iki 20% ir aplenkiantis indikatoriai kiltų, tai mūsų turbūt pagrindinis klientas, pagrindinė masė portfelistų, portfelinių investuotojų, kurie yra optimaliam portfelė, jie ten laiko standartiškai tas obligacijų, yra fondas 15%, allocation 15%, momentum 30% ir equity fondas 40%. Tai būtų galima pradėti statistiškai, tai yra geras metas, migruoti į maksimalų, kuriame jau nebėra tų gynybinių pozicijų, nebėra obligacijų visai, lieka momentum ir equity fondas. Ir čia yra labai aiškus planas, statistiškai mes jį galime apsiginti, kad tai generuoja gerą pridėtinę vertę ilgainiui, nes tai yra logika priešinga panikai, tai yra per paniką, per išpardavimą, tas pozicijas, kurios padėjo subalansuoti kritimą, mes jau keičiam į tą turto klasę, tai yra akcijas, kurios daugiausiai nukrito. Ir matosi šiemet patys rezultatai. Obligacijų fondas yra ant nulio, turbūt po vakarą pliusė. Allocation momentum fondai ženkliai, čia eurais, čia realiai skaičiuojant doleriais mes esam pliusė. Jeigu taip turto klasių rezultatais, jeigu eliminuojant valiutos įtaką, tai yra pliusiniai rezultatai. Eurais yra apie minus 6,8 tie allocation momentum fondas, o equity fondas nukritęs 13%. Tai vat pati ir logika būtų, jeigu pasaulio akcijos krenta dar daugiau ir pasiekia minus 20, tai yra pirmas ženklas, kad jeigu ekonomika vis dar yra stipri ir kylanti, tai yra rinka perreagavo ir reikėtų didinti akcijų dalį. Ir mes tą pastoviai, kas su mumis pasišneka, pasiskambina, pasibendraujam apie renginius, mes tą labai pastoviai akcentuojam ir tą pratimą darėm ir per COVID, ir per 22 metus. Ir tai yra standartinė mūsų praktika, dėl to mes to kritimo nei laukiam, nei bijom, bet turim labai aišku planą. Tai va, čia planas jums, tiesiog iš optimalaus eiti į maksimalų, jeigu mes turėsim tą situaciją. Dar tokio kritimo nėra šiaip. Didelio kritimo kol kas dar nėra. Vienas klausimas buvo, ar dabar geras laikas, turbūt tie, kurie daugiausiai investavo į akcijas, pirkti obligacijas į portfelius įdėti, kaip, nežinau, valstybinis agreguotas. Na tai, Lukai, galim... Aš sakyčiau, jau vėluojam. Čia kaip pirkti skėtį pasidėjus lietui. Jau mes esam prašlapę. Tai dabar galbūt tas skėtį kaip tik reikėtų galvoti, kur parduoti. Nes statistiškai, kai daug palyja, paskui daugiau saulė šviečia. Čia tokia labai logika dažnai būna. Statistiškai amžinai krizės nesitęsia. Tai labai gerai, kad obligacijos šį kartą atlaikė puikiai, nes 22 neatlaikė, nes palūkanas labai greit užkėlė. Tai obligacijos dabar puikiausiai atlaikė ir aš sakyčiau, kad kaip tik labiau žiūrėčiau dabar jau į akcijas. Bet sakau, dar kritimo nėra, žiūrint kur. Rheinmetall galbūt pirkti dabar jau yra vėlokai. Čia kaip Europos tos gynybos sektorių visi dabar puola pirkti. Žodžiu, kas kyla, tą ir vėl lupa. Aš manau, kad čia gali vėl prigauti lygiai taip pat, kaip prigavo per COVID su Pfizeris. Kaip vakciną paskelbė, Pfizeris paskui nukrito per ten 2 metus. Tai,
gali būti ir čia, taip, kad rinka žiūri į priekį stipriai. O mes kaip taip pasiskaitom verslo žinias, kažką per Delfį 15 minučių, va, tas kyla, reikia imti, bus gerai. Nu, taip neveikia. Rinka skaičiuoja stipriai į priekį. Ir dažniausiai jau yra įvykęs reikalas. Tai aš taip sakyčiau, kad dabar žiūrint į mūsų portfelių diversifikaciją, tą fondų pagrindinių diversifikacijų, obligacijų nedėjau, nes ten viskas obligacijose. Ten viskas yra labai aišku. Bet Global Allocation, aš kalbėjau ne apie tas alternatyvės turto klases, galbūt arba netradicinės, ką rodo modeliai į priekį, arba kad auksas gerai važiuoja. Tai Momentum fonde mes auksų turim labai seniai. Jie labai seniai jo turim ir laikėm. Nes jisai labai stipriai inerciją turėjo ir vis dar turi jisai šiaip. Ir Momentum fondai susidaro 20%. Allocation fondai sudaro 5%. Tai čia tiem klientam, kurie investuoja ir formuoja tokį portfelį, sako, gal man dar auksų nusipirkti. Mes atsakom, kad tu auksų esi nusipirkęs jau bet kuriuo atveju. Tai nežinau, kam tu dar ten pirktų monetą. Nes auksų turim jau tuose multiklasinių, skirtingų turto klasių turinčiuose fonduose. Bet taip pat reiktų pastebėti, kad mes šiaip prieš tarifus išėjom iš JAV ir nuėjom į besivystančias rinkas. Kas dabar atrodo geras sprendimas buvo, vėlgi, vadovaujantis to statistiniu modeliu, nes emerging markets, pavyzdžiui, mūsų pagrindiniam akcijų fonde, equity fonde dabar sudaro virš 5%. Momentum fondas laiko trečdalį besivystančių šalių akcijas. Tai vėlgi, kai sako, tai gal dabar man kažką keisti ir eiti į besivystančias rinkas Aziją, nes ten gali būti gerai. Vėlgi, tie, kas investuoja su mūsų fondais ir formuoja tos pavyzdinius portfelius, kaip mes esame parodę, kur visa statistika ten labai ilgo laikotarpio, jūs jau dabar turite ir aukso, ir besivystančių rinkų. Jums nebereikia nieko daryti. Tokia ir logika, kad jūs turite įdomesnių turbūt dalykų gyvenime, negu dabar samprotauti, ar čia Azija, ar Europą, ar Ameriką geriau pavaryti. Tai va, tokia yra mūsų logika ir taip kol kas klostosi šie metai. Taigi, taip apibendrinant, kritimas rinkose nėra naujas dalykas, tai nėra anomalija, tai yra visiškai normalus dalykas. Kritimai iki 10% yra absoliučiai normalūs dalykai, 20% kritimas jau yra retesnis, 40% ir daugiau yra labai retas atvejis. Kad rinkos nukrenta daugiau negu 10%, tai yra mažiau negu 10% viso laiko tokia situacija nutinka. Tai kol kas situacija normali yra, aš sakyčiau taip, nieko nėra baisaus ir nereikėtų panikuoti. Šį kartą standartiškai pasiteisino aukso pozicija ir obligacijos. Ir aš manau, kad Trumpas, kad ir kaip ten viskas blogai atrodo su jų logika, aš manau, kad kažkokiu momentu sveiko proto ten daugiau atsiras, nes prasidės lobizmas iš jų pramonininkų konfederacijos, iš jų verslo. Jeigu verslas matys, kad neveikia ta strategija ir visi kiti nemirkčioja ir realiai tarifus kala atgal, verslas pajus įtampą ir tada, manau, eis pas prezidentą ir jį nulauš, kad baigtų, nes tai neveikia, sakys. Tai Trumpas tikrai, nemanau, nenori eiti į istoriją kaip blogiausias prezidentas visų laikų nužudęs akcijų ir obligacijų rinkas. Sakau, tokio narcizo pasąmonėje čia būtų tragedija. Tai aš manau, kad bus daroma daug dalykų, kurie turėtų patikti akcijų rinkai. Tai aš taip sakyčiau, kad ta įtampa turėtų mažėti. Ir gal net metų gale, galbūt žiūrėsim tą situaciją visai mes taip su kita emocija negu dabar. Bet kuriuo atveju diversifikacija yra esminis dalykas. Ir formuojant portfelius, kas pradeda dabar, tai galbūt galite jau tą agresyvesnį portfelį žiūrėtis, bet nepamiršti, kad ne tik vienas sektorius, ne tik viena šalis ir ne tik viena turto klasė turėtų būti portfelė. Tai čia esminė žinutė. Ne tik akcijos, jeigu akcijos, tai ne tik JAF akcijos, bet jeigu ne viena turto klasė, tai reiškia ir obligacijos, ir alternatyvų turto klasių. Ir tą labai ten per 10 minučių galite pasidaryti pas mus. Ir galbūt tikiu daug kas čia žiūrovų esate pasidarę. Tai va ir pabaigai, kaip sakėm, surprizas, Rena. Surprizas, čia daug klausimų buvo, ar bus nemokamų bilietų, ar dalinsitės, ar daug didesnės nuolaidos. Žiūrėkit, tos kainos irgi super pigios. 39 eurų, kur jūs matėte kainą už, sakykime, bilietą į renginį, kur kalba rinkos ekspertai apie investavimą ir finansus. Tai pigiausia, ką esu mačius online, tai nežinau, gal kokie 70-80, šiais metais vėl visi kelia kainas ir verslo žinios, ir investuok ir panašiai. Tai 39 eurai, suprantame, kad net tam yra padaryta, kad mes uždirbtume, bet labiau čia, sakykime, bendruomeniai mes padarėm tokį renginį, kad visi sueitume ir pasimatytume. Bilietai labai tirpsta, tai gal
bilietų ir iki tų akcijų ir padalinti tuos nemokamus bilietus, nu, tai nelabai ir liks jų, žiūrėsim, bet dabar turime galimybę, galit nuskanuoti tą QR kodą ir pasinaudoti, nu, tokią nuolaidėlę nedidelę, bet vis tiek nuolaidą dalyvauti mūsų renginėje gyvai. Tai labai visų lauksime birželio 4 dieną. Tai kol visi ten skanuoja, gal mes apie tos pagrindinius klausimus ir tų klausimų nemažai buvo apie technologijas ir technologijų kompanijos, nes vis tiek didžioji dalis investuotojų, kurie ateina į Synergy Finance, jie mato, kaip ir visi kiti nauji investuotojai, mato tai, kas kyla ir perka ir be abejo, tai paskutinis 5 metais buvo technologijų fondai ir technologijos. Tai klausimas yra, ar technologijų kompanijos atsistatys ir kils toliau, be abejo atsistatys ir kils, kaip jie visada atsistatydavo po bet kokios krizės. Tik tas fondas yra skirtas investuotojams, kurie turi tą horizontą gal ilgesnį ir tą, nu, sakykime, jautrumą mažesnį tam volatilumui, kuris dabar vyksta rinkoje. Aišku, jis dabar patikrino daugumą investuotojų, kaip jie jaučiasi. Ir atrodo, kad ne visi vis dėlto buvo pasiruošę tokiems minus 30 ir panašiai. Bet reikia turėti omeny, kad minus 30 actually per 7 metus gal Lukai turėjo bent jau 3 kartus jau, sakykime, ten per savo istoriją. Tų kritimų buvo ir jų bus. Čia taip nėra. Jeigu fondas pakyla 40% vienais metais, 70% kitais metais, nu, nežinau, kas su manim kalbėjosi, aš buvau ir Nextui pristatymas. Ir, nu, aš laiką sakiau, nu, lūkesčius reikia susivaldyti. Lūkesčių problema yra, nu, viena didžiausių klaidų galbūt. Tai nereiškia, kad Nexturi fondas nebekils. Čia visiškai ne tokia idėja. Tie agresyvesni arba mes kaip žinom nišiniai fondai, čia tame tarpe ir megatrendų fondas, demografinis fondas, Azijos fondas, jie yra tiems, kas jau dažniausiai, mes sakom, susiformavo pagrindinių fondų komplektą, turi momentum ir equity fondus. Ir jeigu jie nenori gynybinių temų, o tiki, kad toliau viskas bus gerai ir ekonomika augs ir galbūt Trumpas kaip tik pagerins verslo sąlygas, tai šitie fondai ženkliai stipriau važiuoja. Ir matėm, kaip išrinko Trumpą, kaip šovė visi tie fondai. Bet, na, būtų neteisinga logika formuoti visą portfelį tik iš tų fondų. Nes tada, nu, kaip neteisinga, ilgainiui kas išlauks, galbūt visas ir bus gerai. Bet problema, kad mes matom iš savo klientų, matom iš aplinkinių, nu, šaudos saugikliai žmonės katapultuojasi ir parduoda. Ir dažniausiai parduoda tikrai ne toj vietoj, kur reiktų parduoti. Čia reiktų pirkti jau. Bet žmonės sustresuoja ir padaro pardavimą. Tai vat, šitas dalykas dažniausiai yra didžiausia kaina susimokam. Nes jeigu turim subalansuotą portfelį, va dabar kas turi, tarkim, optimalų portfelį suformavęs, turėjo obligacijų, kuriuose nukrito, ir svajojo įeiti į technologijų sektorių, bet galvoja, kad buvo brangu, tai dabar jau yra ženkliai geresnė kaina, 30% geresnė kaina, netoli 40% bus geresnė kaina, negu buvo pikė. Va tam yra tie gynybiniai fondai, kuriuos galima laiku dabar parduoti ir dabar jau, nu, nežinom, čia laikas, nelaikas, bet, ta prasme, statistiškai, nu, net nestatistiškai, čia tiesiog logiškai žiūrint, 40% išpardavimas čia yra labai rimtas išpardavimas. Dabar parduoti, klausimas jau yra vėlokais turbūt. Ar pirkti, jau su kita emocija galim žiūrėti. Bet ne viską reikia sudėti tos nišinius fondus. Čia turėjau ir pažįstamų, pas mane elektrikas pasakojo, kad, nu, iš tikrųjų, galbūt reikėtų pirkti su dvigubų svertų ETF-ą, Nasdaq'o. Nu, apie ką mes šnekam? Aš taip sakau, apie ką mes šnekam? Tai jeigu elektrikas tokį dalyką klausia prie minus 50, gal ir... Jeigu ne, tai dabar turbūt jau parduota yra viskas, bet čia yra tas masių psichologija. Ir tie, kas diversifikavo ir laikėsi tos optimalaus portfelio galbūt logikos, dabar turi tiek daug variantų, ką daryti. Tai turi obligacijas gali parduoti, gali allocation fondą parduoti, gali pirkti, gali bandyti eiti į Nexturi technology fondą. Vėlgi, Amerikos nežinom situacijos, bet čia jau yra visai kitos kainos. Galima į equity fondą, į megatrendus, į demografinį. Jau galima apie tai pradėti galvoti. Nu, va, tam ir yra, turim klausimų. Tai vienas klausia apie tai, ar obligacijas pirkti, o kitas klausia apie tai, ar didinti investicijas į akcijas. Tai abu klausimai yra labai klasikiniai ir investuotojai, kurie, nu, va, tarkim, didžiausią riziką pradėjo neseniai investuoti, mato tas kritimus visur savo portfelį, akcijos krenta ir jie galvoja, reikia dėti saugumą. O kaip tik reikia elgtis atvirkščiai.
Tai šiuo metu prie pasaulio akcijų -10, šiek tiek daugiau negu -10, tai čia nėra nieko baisaus. Realiai mes turim kas 18 mėnesių -10 finansų rinkose, ne? Tai nieko baisaus. -20 mes jau turime tokią įdomesnį momentą. Ir prie -20 tada turime jau užsimerkti ir bandyti, kaip parašė Andrius, didinti didesniam sumom į pasaulio akcijas. Nebūtinai viską į technologijas, nebūtinai viską į JAV, bet diversifikuotai į pasaulio akcijas. Tai tą darom mes ir su portfeliais. Jeigu su įvairiom turto klasėm ruošiesi tokiam periodui, nes tu pradedi ruoštis tada, kai viskas kyla. Tada, kai viskas kyla, ne visi investuotojai nori investuoti ten, kur obligacijos arba auksas, kam jų reikia. Čia akcijas važiuoja techas ir viskas, ir dedam visus pinigus. Bet tam ir sakom, kad reikia kaip ruoštis ir jų tokių turbulencijų būna. Bet šiandien yra tas momentas, kaip reikia bandyti tą riziką didinti. Tai mes su savo investuotojais ir portfeliais taip ir dirbam. Buvo ir klausimų apie fondus pačius, ir apie Demographics fondą, ir apie Megatrendų fondą. Tai kad suprastų investuotojai, ten nėra tiesioginių akcijų, ten yra sektoriai, į kuriuos mes investuojame per ETF-us, bet dinamiškai, kaip ir visur kitur, kur kas mėnesį keičiasi portfeliai. Tai čia, jeigu atsakyti į tą klausimą, kaip įtakoja įvairių ten turto klasių, kaip Bitcoinas, buvo pas mus naujienlaiškiai Demographics fondo rezultatą, kadangi Demographics fondas investuoja į finansų technologijos įmonės, ten turi ir blockchainą, taip, Lukai, ten ir ETF-ą. Turėjo, dabar turbūt jau išsikatapultavo tie fondai iš blockchaino. Tai turėjo ir blockchainą, kripto walletai, tai vadinami, jie tiesiogiai koreliuoja su Bitcoino kaina. Kylant Bitcoinui, kyla ir tų kompanijų vertė akcijų, tai tas ir lemia tuo augimą. Bet tai nėra pastovus sektorius, tiesiog jis dinaminis, kiekvieną mėnesį keitėsi. Tai Megatrendų fondas, man atrodo, daugiausiai pakrytęs šiuo metu iš tų tokių nišinių. Next turi daugiausiai pakrytęs. Nekšrėbio, o antras yra Megatrendų fondas, bet irgi reikia suprasti, kad Megatrendai nėra vienas sektorius, ten yra 5 skirtingi sektoriai plus besivystančios rinkos ir kas mėnesį tie sektoriai keičiasi. Tai jeigu jūs nenorite, kaip čia buvo klausimų, ar į gynybą investuoti, ar čia į ten elektrifikaciją investuoti, ar į kažkokį kitą sektorių, tai galime investuoti fondą, kuris taktiškai kiekvieną mėnesį keičia tas regionus. Pavyzdžiui, Global Equity fondas gali investuoti į Europą, gali investuoti į Japoniją, gali investuoti į Aziją ir kiekvieną mėnesį keičia savo pozicijas. Aš gal čia pridėsiu pačią logiką. Šiaip tikrai siūlau užmeskite akitus, kas dar su portfeliais nesusipažinę, tai čia čia tiesiog privalomas dalykas, sakyčiau. Jeigu nori teisingai darytis tą investavimą, turėti planą, tai reikia pradėti nuo portfelio konstravimo. Mes esam pateikę 3 variantus, kurių esam pasidarę ir skaičiavimus, statistikas ir panašiai. Ten galit matyti, kad galima šiek tiek koreguoti, bet akcijų dalį vis tiek, Momentum fondas tai yra pagrindinis, kuris lipdantis yra viską. Ir mes sakom, kad yra tiesiog, mūsų atveju čia yra pagrindinis mūsų ingredientas, dėl ko mes ir esam galbūt stiprus ir tiek laiko gyvenam ir gal gerai sekasi. Tai, bet akcijų dalį jūs galite šiek tiek paįvairinti, jeigu norisi. Tai jeigu yra maksimaliam tam portfelį pati idėja, jeigu mes turime maksimalų portfelį, kur equity fondas sudaro 70%, Momentum 30%, tai tą 70% galima šiek tiek skaidyti tarp skirtingų tų fondų. Bet pati logika tų nišinių fondų, jie geriausiai važiuoja tada, kai būna geros sąlygos rinkos. Tarsi, kai būna hypas, tas būna labai gera, stipri euforija ir panašiai. Trumpas atrodo, buvo pradžioje labai gera, kad tinka šitiem nišiniam fondam ir dėl to atrodo labai tinkantis tie nišiniai fondai tai situacijai. Dabar, kai prasidėjo eskalacija tarifų, natūraliai geriau laiko equity fondas, gerokai, 2, 3 geriau laiko equity fondas, kuris irgi viską investuoja į akcijas, nes jis neturi tokių nišo. Jisai labiau peršoko į emerging market, va čia yra jo privalumas. Bet beje, ten yra small capų dar, tų mažos kapitalizacijos įmonių. Tai šiaip sakyčiau, equity fondas šiaip įdomėja dabar, nes turi nemažą poziciją tų turto klasių, kurios pagal tas varius vertės modelius turi labai gerą perspektyvą ateinančiam 10 metų. Tai bet tik tada, kai jau viską pasidarėt ir pagrindą susiformavot, desertą, arba ten jau kažkaip norit išnaudoti specifinį sektorių, nes labai nori to sektoriaus, tada reiktų žiūrėti. Bet dažniausiai visi pradeda nuo deserto. Nusiperka sneakers ir paskui galvoja, ką norėsi valgyti, baltymų gausi ar ne. Tai čia esminė detalė.
Ir aš manau, kad mes vat ir tam renginiai, ką su investavimas LT darom, tai ten irgi daug dalykų pakalbėsim, galbūt tokių bazinių dalykų pakalbėsim. Ir čia šiaip turbūt jau pabaigai tikrai ateikit, kas turėsit laiko, galėsit. Renginį darom tikrai ne tam, kad uždirbčiat, kaina atmušė salę, visus kaštus ir išeisi ant nulį. Čia tokia yra idėja, čia ne po 200 eurų tas renginys. Tai pizza šeiminė bus kainos, manau, brangesnė gali gautis. Bet ateikit, ten pasišnekėsim dar, mes visą laiką ten būsim, bendrausim. Ir manau, kad viskas bus gerai. Tikrai viskas bus gerai. Aš noriu paklausti investuotojus, pažymėkit, jeigu netikėsit, ar informacija šiandien, kurią išgirdote, jie buvo aktuali ir suprantama. Mums labai svarbus jūsų feedbackas tam, kad galėtume toliau tobulintis. Tai ar 100% supratot, ar viską beveik supratot, bet neaktualu, tai būtų smagu, jeigu pradėtumėt biškį žymėti. Taip, tai praktiškai per pus kol kas turim atsakymus, kad suprato ir arba beveik tikrai suprato. Komentuokit, jeigu aš per sudėtingai kalbu, mes bandysim adaptuotis. Tiesiog formatas toksai, kad trumpesnis, norisi daug pasakyti, bet kritikuokit, jeigu nieko neina suprast, ką aš pasakoju, duokit man velnių ir sakykit, tegu Lukas biškį nusiramina ir pradeda šnekėti paprasčiau. Aha. Taip, bus įrašas įkeltas penktadienį, čia klausė apie įrašą, kad viskas supratome ir aišku. Tai, nežinau, pagal laiką mes jau, kaip visada, viršėm viską, bet tam, kas nesuformavo portfelius šiandien, tai reikėtų nuo to ir pradėti, o nepirkti pavienės tas kompanijas, pavienės fondas, atsiprašau, o tas, kas šiaip jau suformavo ir nežino, ką toliau daryti, tai šiandien dar kartą pažiūrėkite įrašą, Lukas labai aiškiai viską nurodė, nebent jūs norite tiesiog su kažko pakalbėti, tai arba turit užpildyti paraišką ir kažkas susisieks, jeigu prieš tai nedarėt, arba tiesiog prašykit, kas konsultavo jūs ir tada atsakysit. Tai ačiū labai už jūsų laiką, dėkui, kad jungėtės, susitiksim po antro ketvirčio. Iki.